Tai labas, Monika. Sveika, Neringa. Ačiū, kad atvykai. Dažnai pasimatom, bet aš jau išduosiu tai, kad auditorijai šiek tiek nutekino informacijos, kad tu būsi čia. ECI klubas jau žino tiksliai, kas čia bus, o visiems kitiem, na, tikiuosi staigmena. Tai kas žinote, galbūt Monika Piganova, drabužių kurie dizainerė. Ir, na, man gana irgi dar artimas ir žmogus, bet Monikos istorija yra Monikos istorija. Šiandien išgirsim, na, tokias kaip ir nuotraukas jos, ar ne? Tai tu, kuri drabužius dabar savo suknelę apsirengus, aš tekstuką, kurį dievinu ir daugelį įrašų paskutiniu metu esu ir sakau, darau įrašus gal 3-4 dienos iš eilės su to pačiu megztiniu ir gal galvoja, kad aš einu kartu viską įrašęs, bet tikrai ne. Tai tiesiog aš jį nešioju dabar ištisai. Tai gal tu ir pradėk nuo to, kaip apskritai atsirado drabužių kūrimas tavo gyvenime, nes veikus esi daug renginių organizavimas, ir nėrimas darbašeliu buvo, ir nagus darėjai lakavai, ar ne, ir po to drabužių kūryba. Kaip tas atsirado, kodėl drabužiai? Na, iš tikrųjų atsirado tai ganėtinai seniai, aš kai pabaigiau mokyklą, tada ieškojau kažkokio to pomėgio, kažkaip norėjau save realizuoti kažkur ir nežinau dar kur. Nu ir va taip netyčia aš pasėmiau tą vašelį į rankas ir pradėjau nerti rūbus. Nunėriau vieną suknelę, antrą suknelę ir taip. Tai nuo vašelio, ne? Taip, nuo vašelio prasidėjo. Na ir po to pagalvojau, kaip čia palengvinti tą savo darbą. Tai įsigijau mezgimo mašiną. Ir nuo to laiko pradėjau mokintis. Perėjau, aišku, sunku tą kelią, nes tikrai, virbalais aš nemokėjau megzti. Tai kol išmokau megzti, irgi praėjo metai laiko ir tada tiesiog pradėjau priiminėti užsakymus ir taip metai po metų ir tiesiog... O pats, sakykime, stilius, ką tu norėjai kurti, nes aš atsimenu to nertos vašeliu, tai tokie darbai labai ekstravagantiški, dabar dėl spalvų, atsimenu, buvo sukneliai dar kur gėlytės karpiai, tokias labai smulkiai plunksnos, ryškumo, tų stilių labai įvairių ir nerti, tai jie visgi tokiegi labai, na, įvairūs raštai, o vat su mezgimu tu iškart į tokį minimalistinį stilių persikėlė. Tai ar tu rinkaisi, ką tu nori, kokią liniją kurti, nes jau visgi mezgimo mašina, na, jei nepaslaptis, kiek kainavo? Ne 180, taip manau. Ne, tiesą sakant, aš pasinaudojau dar užimtumo tarnybos skiriama finansavimą. Bet tu, pavyzdžiui, kokią kainą tos mezgimo mašinos? Nu, kainavo virš 3 gal tūkstančių su visais priedais. Tavo žinių 0 tuo metu buvo. 0. Kaip megzti? Okay. Absoliučiai 0. Girdit, be žinių žmogus investuoja. Tiesiog, aš norėjau dirbti ant savęs ir pagalvojau, kur aš galiu. Kada leiskim, aš nėriau, tai galvojau, pabandysiu čia. Ir kadangi atsirado tas finansavimas, mano aplinkoje buvo žmonių, kurie tuo pasinaudojo ir tiesiog per rekomendacijas pasinaudojo ir aš. Ir tai buvo tiesiog puikia man motivacija kažką pradėti ir mokintis ir taip aš išmokau. Ir dabar tada grįžtam prie to stiliaus, ar ne? Nes tau dabar, pavyzdžiui, suknelės, ten kardiganai, megztukai, jie tokie labai minimalistiniai, tiek spalvom, natūralios labai spalvos tokios nereikiančios, o ramios, tiek dizainais, jie labai minimalistiniai yra. Kaip tu pasirinkai tą kryptį? Iš tikrųjų, tai taip, kontrastas yra didelis nuo mano nertų pirmųjų rūbų ir dabartinių. Galbūt mano stipriausia yra ta pusė ir mane dar iki šiol traukia tie sunkesni rūbai, tie dizainai sudėtingesni, visokios dekoracijos. Aš ir dabar turiu labai daug idėjų, bet taip gavosi, kad galbūt bandžiau prisitaikyti prie žmonių, nes žmonės galbūt labiau nori įsigyti tokį universalų rūbą, kurį vieną dieną nešiotų. O tie tokie jie puoštesni, tie ir dizainai kitokie, tai yra, gal reikia specifinio klientų. Tai aš galbūt labiau norėjau prieiti greičiau, įeiti į tą rinką su tuo paprastesniu minimalistiniu. Aišku, tas minimalistinis stilius man jisai irgi yra labai prie širdies ir tos spalvos visos žemiškos, aš jas labai myliu. Bet iš tikrųjų dabar net ir planuoju kažką ir pagalvoti. Ryškesnio? Gal ne kiek ryškesnio, bet šiek tiek su dizainais kažkaip pažaisti labiau. Nauja kolekcija. Ir dabar kiek metų tu jau kuri Monalus drabužius šitos?
būtent? Na, aš finansavimą gavau 17 metais, bet negaliu pasakyti, kad aš tada jau pradėjau kurti, aš tada pradėjau mokintis. Tai tų metų irgi reikėjo mokintis. Tai nežinau, kiek galima skirtą mokslui, galbūt 1,5 metų. Aš mokinausi maksimum 2. Tai nuo 19 metų, galima sakyti, aš pradėjau. 4 metai bus 5. Kaip atrodė pirmieji tavo darbai? Rūbai? Taip, nu va šitie jau sukurti būtent pardavimui. Pardavimui. Ne varšeliu, ne kur buvo vienetiniai, bet pardavimui, kur jau kūrė Linė. Kaip tai atrodė? Kaip dabar iš dabartinių akių, kaip tu vertini? Tai visai neseniai pamačiau internete, kad mano viena pirmoji klientė iš Vilniaus, lietuvė, buvo pristatė savo knygą išleistą. Jinai buvo apsirengus kaip tik mano pačios kurtų kostiumėlį. Wow. Vienu pirmųjų. Tai man iš tikrųjų siaubą kelia tie laikai, kai aš mezgiau, nes man atrodė, aš ten nieko nemoku, bet kai aš pamačiau tą klientę su tuo kostiumėliu, aš pagalvojau, wow, aš čia padariau. Tas pirmi mano rūbai, tai kažkaip dabar vertinu, gal tuo metu, visai ir gerai, aš ten dariau viską kažkaip, bet norisi tobulėti. Tai ir per tuos 4 metus, 5 beveik, didelį skirtumą matai nuo savo, sakykime, kuriamų kolekcijų darbų, ten dizaino, patogumo, ten siūlo, bet štai kokie pokyčiai įvyko pačioj kūryboje per tą laiką? Tai dideli pokyčiai, iš tikrųjų, aš atsirinkau, ko nori, pavyzdžiui, pats klientas, kas labiau galbūt tinkama nešioti, nes ne visada iš tikrųjų viskas pasiteisina, ką tu galvoji ir ką tu kuri, nes nebūtinai ta spalva patiks kitiems. Čia toksai irgi labai sudėtingas niuansas, nes aš tik tai parodau kažkokią tai kitą spalvą, kurią galbūt individualiai kūriau, kažkokią tai ryškesnę ir man visi rašo, wow, kokia graži spalva, mes norim tokios spalvos. Tai ir su tais modeliais labai panašu. Aš turiu, pavyzdžiui, vieną irgi suknelę, kuri labai einama yra, o jinai man iš tikrųjų nėra prie širdies ir aš sakiau, ją išimsiu iš viso, bet negaliu išimti, nes jie užsisako žmonės. Tai kartais tenka daryti ne pagal tai, ką nori pati, ar net kažkokius konkrečius smulkius pasirinkimus, bet pagal tai, ką diktuoja klientai. Tikrai taip. Aš tą dažnai irgi sakau ir dėl to unikalumo, kaip tu paminėjai, kad vienetiniai darbai turi specifinį klientą, o universalesni, nes labai dažnai būna ir su Etsy, dar apie Etsy dabar pratęsim, kad klausia, kaip čia išsiskirti, kaip būti unikaliam, ar net klausimas, ar tikrai to reikia. Reikia, žinoma, dabar tiek tų kūrėjų yra, tikrai lietuviai yra labai gabūs žmonės ir labai daug kūrėjų yra. Tai iš pradžių mes negalvojam, kaip išsiskirti, iš pradžių mes galvojame, kaip tiesiog įeiti į tą rinką, kaip mums parduoti tą produktą, o po to jau, kai viskas išsivažiuoja, tu tada pradedi labiau nagrinėti, ką kiti veikia, kaip kiti komunikuoja, kaip kiti kuria, kaip kiti fotografuoja. Ir tada didžiausia užduotis ir yra išsiskirti, jeigu nori dar prasiplėsti savo veiklą. O pradžioj tai nebūtinai ten galvoti vien tik tai apie tai. Nes gali nepataikyti į tą, būtent tu sugalvosi, kuo išsiskirti ir niekam nereikia. Taip, geriau prasitestuoti. Taip. Tai o kaip tu atsidūrė Etsyje? Tai ne nuo pat pradžių tu Etsyje atsidarei parduotuvę? Ne, aš pirmiausia susikūriau iš tikrųjų internetinę svetainę ir bandžiau per tenai labiau komunikuoti. Lietuvišką elektroninę parduotuvę, nes? Taip. Ne lietuviškai, atsiprašau, iš karto angliškai susikūrė. Taip. Bet tiesiog savo nuosavą elektroninę parduotuvę. Taip. Bet su tom elektroninėm parduotuvėm yra kur kas sunkiau, iš tikrųjų. Tai dabar aš net neatsimenu to momento, kaip aš tą Etsy atradau. Gal iš tavęs? Nežinau. Man rekomendavo, neatsimenu. Aš irgi neatsimenu. Kaip ten buvo iš Tuo tikrųjų. metu aš tikrai dar nebuvau kaip dėstytoja, tai kažkur aš turbūt... Bet jau dariau, tai gali būti gal žinojau dėl to. Kažkur aš turbūt išgirdau ir aš pradėjau domėtis, bet iš pradžių man ten buvo, atrodo, kažkoks kosmosas, nežinau, kaip ten man patekti. Man atrodo, aš iš antro karto netgi ten užsiregistravau viską. Bet pati? Pati. Ir dar tavo šiaip ir, kiek žinau, anglų kalbos žinios nėra labai tokios geros ir tobulos, ne? Taip, tai aš iš viso ten, man su ta anglų kalba buvo labai sudėtinga, tie terminai, aš ten turėjau pusę verstis praktiškai, ko iš manęs ten reikalauja.
Ir aš realiai su tais pačiais savo srity irgi man buvo anglų kalba svetima, tam tikrų reikia irgi tų žodžių. Tai, bet viskas įmanoma, tiesiog, pasidomi tada, vertiesi, gal kažkino paklausi ir aš savarankiškai viską ten. Na, kaip atrodė tavo Etsy pradžia? Susikūrė parduotuvę, įsikėlė kažkiek produktų ir pradėjau pirkti iš karto. Būtų gerai. Ne, nebuvo taip paprasta. Aš ją susikūriau. Pati turbūt įsikėliau ten tuos listingus, kiek aš ten turėjau. Ten irgi buvo sudėtinga, nes viską reikėjo, ten ir tie dydžiai, ir ten specifika tam tikrai. Aiškintis, iš tikrųjų, tai viską aiškintis, bet kažkaip aš ten taip ir įveikiau. Iš tikrųjų, ieškojau informacijos daug ir internete, jos tikrai yra, aišku, jinai irgi visa anglų kalba. Tai kažkaip. Dabar ir lietuviškai yra lietuviškai. Tai va, dabar labai džiugu. Lengviau, tikrai. Ir kiek žinau, tavo Etsy kelią, tai labai ilgą laiką jis buvo taip, tai yra pardavimas kažkoks, tai nėra, tai mėnesis tuščia, tai vienas įkrito. Tai ten pradžių ten iš viso nieko nebuvo. Aš dabar galvoju, netgi ar ten metus ar du ten absoliučiai jokių pardavimų nebuvo. Ir gal ten koks vienas ir įkrito. Tas pardavimas. Aš atsimenu, draugė viena iš Anglijos norėjau pirkti, aš ją nukreipiau į Etsy. Klasika. Pirmas, atsimenu, buvo pirkimas. Ir ten taip, tuos pirmus metus, gal ten, nežinau, gal porą, 3, ten, nežinau, neatsimenu, tų pirkimų buvo. Tikrai nebuvo ten kažko labai. Bet po to po truputį pradėjau kažkaip jau judėti. Na, iš tikrųjų, pačią veiklą vis vyščiau, dariau fotosesijas ir aš tuos visus naujus produktus automatiškai kėliau taip pat į Etsy. Ir tada vis kėliau, aš ten krapščiausi, domėjausi, kaip ten tą SEO, nežinau, nes vis girdžiu, kad tas SEO, bet kaip ten jį daryti. Tai aš ten domėjausi, kad, kaip ten jį visą atlikti, bet, irgi ten sudėtingi reikalai, bet po biškį ir pernai tiesiog, irgi labiau pajudėjo man tas Etsys, bet irgi tai nebuvo kažkas, ko norėjau galbūt, tie pardavimai vykdavo labiau savaitgaliais, atsimenu dar dabar, kaip laukdavau tų savaitgalių, ką užsakys, nesikris pardavimas. Nes taip, savaitgaliais tai tikrai nupirkdavau. Tu tuo metu viską pati darydavai, mėgdavai pati, ne? Nes dabar turi pagalbą, jau turi porą. Ne, aš jau praeitais metais turėjau irgi pagalbą. Taip, praeitais, bet pačioj pradžioje viską pati darei, po to jau atsirado papildomas žmogus, ar ne? Taip. Kur padeda. Na ir dabar jau aš čia Monika vos prisiprašiau, nes jinai iš tikrųjų yra labai užimtas žmogus, tai nespėja megzti ir užsakymų. Kiek dabar yra nepadarytų dar užsakymų? 20, ne? Skaudi tema, įsivaizduoju. Tai kas įvyko tokio, kad toks lūžis pasidarė ir tiesiog nuo tų pavienių užsakymų turi dabar jau kažkiek mėnesių, kažkiek laiko nuolatinius užsakymus ir jie vis tik auga? Tai aš pagalvojau, kad kažkaip neturi tai būti, turi vis tiek kažkaip įsivažiuoti parduotuvė ir pradėjau domėtis, ką čia dabar dar padarius, kad tiesiog viskas prasprogtų. Tai iš tikrųjų man labai padėjo kursas. Nes kurso dėka aš perėjau visą savo parduotuvę, pasidariau auditą, kas yra gerai, kas yra blogai. Tai praktiškai aš ten labai daug turėjau koreguoti, nuo aprašymų iki ten nuotraukų, SEO ir visų aprašymų. Ir kai aš kiekvieną dieną dirbau prie tos parduotuvės pagal būtent kurse esančius ten tuos visus patarimus, nurodymus, mokymus, tiesiog aš žiūrėjau, kad tas SEO įdirbis iš tikrųjų duoda savo vaisių. Tokia pareiginga studentė, žinai, buvai, nes iš tikrųjų tai pati tikrai labai daug visko ir darai. Tai kiek laiko tas nuo aktyvaus tokio darbo, jau kur supratai, kad reikia prie Etsy sėdėti kiekvieną dieną, kažkiek bent, ar ne, nes tai yra ir šeimos pareigos, ar ne, ir vaikutis, ir dar papildoma veikla yra, ir kiek laiko maždaug tau užtruko, kad jau pamatai, kad tikrai tai duoda jau tuos vaisius, nes aš būna iš klientų kartais girdžiu, kad
ten pritaiko tam tikrus dalykus ir būna ten vos ne kitą dieną užsakymas, kažkas 2-3 mėnesius dirba kantriai ir po to pradedu įdėti. Vat kaip tau pasijautė tas rezultatas? Nu, jisai per kelis mėnesius ir pasijautė. Jeigu tu ten tikrai kažką va taip nuoširdžiai darai ir va tas būtinas ir tų listingų kėlimas. Ir, nu, prireikė kelių mėnesių, nežinau, dabar gal 3 ar 2, kad va taip iki sezono man viskas tiesiog pasikeistų. Kaip tu įvardintum, sakykime, tuos iššūkius, ar ne? Kaip, pavyzdžiui, dar dirbi su Etsy ir nėra pardavimų, ten labai trokšti, nori, kad judėtų, ar ne, yra vieni iššūkiai. Dabar pas tave jau kiti iššūkiai, tai gal tu gali papasakoti, kokie buvo didžiausiai iššūkiai, sakykime, prieš metus laiko ir kokie didžiausiai iššūkiai dabar? Prieš metus laiko tai buvo didžiausias iššūkis, nu kodėl neperka, ką daryti, kad pirktų. Nes ir turėjau 2 mezgėjas ir galvoju, nu... Siūlų pripirks, ar ne? Priinvestuota. Siūlų buvo tikrai ir galvoju, nu kaip čia dabar viską pajudint, ką aš netaip darau, dar galvojau. Tai iššūkis vat, ir didžiausias ir buvo, kaip parduoti, kaip padaryti, kad mane matytų, klientai atrastų ir pirktų. Nes, vat, kaip minėjau, turėjau 2 mezgėjas ir aš norėjau jas apkrauti tai darbu, nes ir jos suinteresuotos dirbti, aš suinteresuota taip pat parduoti. Tai vat, didžiausias buvo iššūkis. Ką jūs dabar sako, tos mezgėjus? Dabar yra sudėtinga situacija, turėjau planą, kaip iš to išeiti, bet dabar labai sunku, nes vis tiek reikia įvykdyti tuos visus užsakymus. Nu tiesiog, nežinau, dabar sunki situacija dėl to, kad suprantu, kad aš turiu dabar būti toksai, nu padarykit, greičiau. Tada jos tavęs maldavo, Monika, duok užsakymą, dabar tu maldauji padarykit užsakymą. Tai dabar taip, nėra smagi ta situacija, tokia šiek tiek reikalaujant ir tokio pastresavimo, nes suprantu, kad žmonės kiti laukia net, aš iki tų užsakymų kartais mėnesį laiko užtrunka, kol ateini iki to užsakymų. Wow. Tai jį įvykdyti yra labai sudėtinga ir ieškoju visokių būdų, kaip pagreitinti, kai kas pasisekė, kai kas nepasisekė, tai nežinau. O tu galvoji, gali būti tokia stadija, tokiam, sakykim, versle ir Etsy, nes dar tu ir prekiauji ne tik per Etsy, bet ir per savo elektroninę svetainę. Tai tavo versle ir apskritai, žiūrint į Etsy, kas mūsų klauso, ar ne, ar gali būti ta situacija, stadija, kada jau bus viskas gerai ir čia jau plauks, važiuos, aš laimingas tik gaminsiu savo produktus, bet kaip tu šitą visą vertini verslo kelionę? Aš seniau galvojau, kad oi, čia bus užsakymų, kai bus gerai, tada galėsiu pasisamdyti žmonių ir gal aš visai galėsiu gerai gyventi. Aš tik taip susakau, viską kiti padaro, bet toli šaukia, taip tikrai nėra. Darbo gal 3 daugiau, jeigu ne dar daugiau. Tai toksai įsisuki į dar didesnį tokį, nežinau, burbulą, tada daugiau atsakomybių prisėmė ir aš nežinau, čia kiekvienas turi apsispręsti, ko jisai nori. Aš to norėjau, bet yra iššūkių iš tikrųjų su tuo susidoroti, ypatingai su savimi, priprasti prie tų užsakymų, kurie tau žiūra kiekvieną dieną eina ir tu supranti, kad nei tų siūlų tiek neturi, nei tų mezgėjų tiek neturi, kad įgyvendintų visus užsakymus. Nei pati savo rankom negali visko padaryti. Taip. O kaip tu galvoji tame, kiek svarbu turėti ir dirbti su tuo mėgstamu produktu, ar ne? Nes aš šitą temą esu pasisakius, kad kai užgriūva šitos visos problemos, kaip per daug pardavimų, jeigu tai galima pasakyti, tai labai svarbu, kad tas produktas būtų mylimas. Tada yra žymiai smagiau tose problemose murdytis, negu ten tiesiog ateini į Etsy su produktu ale perspektyviu, užaugini pardavimus, bet iš tikrųjų tas produktas neteikia džiaugsmo ir tu turi, kaip tu pasakai, ar ne, tas problemas visas spręsti. Kiek tavo atveju tau padeda tai, kad tau patinka tas darbas, kurį tu darai, produktas pats? Man labiausiai patinka ir kas mane labiausiai iš tikrųjų motyvuoja šiuo metu, tai atsiliepimai. Tai tas tikrai, nes iš tikrųjų, kai tu sukiesi toj virtuvėj, tu viską matai. Ir
ir matai, kaip tau žmonės padaro tą produktą, tu matai ir pliusus, ir trūkumus matai. Ir labai yra sunku, ypatingai žiūrėti į tuos trūkumus galbūt, kur klientas jų tikrai nemato, bet matai tu. Nes iš tikrųjų aš tai taip, siekiu, kad tas produktas būtų kuo daugiau, maksimaliai idealus. Tai vat visko buvo ir būtent per šitą augimą tu susiduri būtent su ta gamybos ir tokia problema, kad viskas nebus idealu. Nes viskas yra idealu, kai yra labai minimaliai, tu tiesiog padarai užsakymą, neskubi, išlaikai. Tik pardavimai neidealūs, ar ne? Taip, tik išlaikai moteris mezgančias arba dirbančias, kurios dirba maks gerai, bet kai reikia prasiplėsti, tada atsiranda visokių niuansų. Ir va tie niuansai ypatingai labai vargina, nes reikia arba tada perdaryti, arba koreguoti, arba tiesiog išsiųsti, nes tu negali to perdaryti. Bet tu tada supranti, kad kitaip ir nebus, nes visko pasitaiko ir visiems taip yra ir visi taip pereina. Ir nebereikalo yra sakoma, kai plėtiesi, tai kokybė mažėja. Tai vat dabar turiu planą, kaip to išvengti, nes su tuo susidūriau. O su tuo ta mylima veikla, tai be abejo, kad jeigu tu tai mėgsti daryti, tai tu bet kokiu atveju išliksi tame, kad ir kas bebūtų. Bet išliksi tik tada, kada gausi grįžtamą į ryšį su klientu. Jeigu tu jo negausi... Ar daug jau gauni? Gaunu, nemažai iš tikrųjų. Ir tas tikrai mane labai džiugina, kad žmonės iš tikrųjų džiaugiasi. Ir grįžta? Na? Taip, labai didelį dalis iš tikrųjų grįžta, tai taip pat labai džiugu. Tai va čia vienas iš tokių privalumų yra, kad labai daug tų vadinamų repeat customers, pasikartojančių, kurie grįžta dar kartą įsigyti. Kokį tau tolimesni planai su būtent šia veikla? Ar turi kažkokiu tai... Turiu labai daug. Ar gali užduoti tokio kažkokio įdomesnio prieskonio? Tai aišku, susidoroti su dabartinė situacija. Tai, manau, susidorosiu tik taip po švenčių, jeigu ne vėl prasproks ten viskas. Šiek tiek dabar ant švenčių pirkimai sumažėjo, nes visi norėjo gauti iki švenčių, tai tikrai iš užsienio klientai jau apsipirko didžiumą, tai dabar tik tai tokie pavieniai. O planuoju, turiu didelių iš tikrųjų planų, kaip susitvarkyti ypatingai su gamyba, pasiruošti, tai mano planai yra jau ne tik galbūt vasaros sezonui ruoštis, pavasario jau, bet ir ruoštis jau kitam sezonui, rudeniui. Ir kaip matau, reikės labai daug pastangų ir laiko tam, bet reikės labai daug ir finansų. Taip, ir finansų, bet ir patirtis jau tos, iki šito taško prieėjus, jau neleidžia galvoti tuos žingsnius, kad jau ruoštis rudeniui, ar ne, nes Agnė Gilytė, mūsų lietuvių, ar ne, dizainerė, tai jinai jau dabar pavasarį paleidinėjau, jie kūrė žiemą, kitų metų žiemą, ką tik šių metų žiemą, ką tik jau pasileidinėjau, dar pavasaris jau sukurtas laukia, nors jisai dar nėra, tai čia normalu yra mados drabužių pasaulyje. Taip, tai viskas iš anksto. Aš sakau, įrašiau, kas vyksta Etsyje po kalėdų, tai irgi tai, kad jau kalėdom ruošimės, iškart po kitų kalėdų ruošimės kitom kalėdom, tai čia su Etsy tai būtinai. O apie patį Etsy, paskutinis klausimas, kaip tau patinka pati platforma, kaip tu jautiesi joje, kaip tu vertini, kodėl tu joje esi, pagiriamasis žodis Etsy. Tiesą sakant, Etsy man labiau netgi patinka negu mano pats websaitas. Gal dėl to, kad aš Etsyje jau esu kur kas anksčiau, tenai pajudėjau viskas daug anksčiau negu websaite, tai websaite, jeigu buvo tokia, kaip sakyti, mirtis, tai man viskas vyko Etsyje. Ir aš tiesiog prie tos platformos pripratau. Man patinka, nes ten komunikuoja ir daug lengviau klientai, tu su klientą lengviau pasieksi negu per websaitą, tu rašai elektroninį paštą, jie kažkaip, nežinau, man sunkiau juos pasiekti. Pati platforma man patinka, aš ten kaip ir, nežinau, jaučiuosi jaukiai, tai tiesiog... Ir anglų išmokai, ar ne? Išmokau savo kalbą, aš puikiausiai su klientais galiu bendrauti kuo puikiausiai, tai tas irgi labai džiugina. Tai ačiū, Monika, kad radai laiko, kad atvykai, kad pasidalinai, o kas norite apžiūrėti Monikos kūrinių, tai tavo svetainė www.monala.shop
modalaszshop.com arba ir Instagram'e, tai vat, tikrai pasižiūrėkit ir lietuvaičiai irgi perka. Tai, na, bet ne per Etsy perka lietuvaičiai, tai būtinai užeikit ir aš, jeigu turėsiu ką dar svarbaus, įdomus papasakoti iš Monikos kelionės, nes mes bendraujam daug, tai būtinai jums išduosiu visas paslaptis ateityje. Tai ačiū, iki.